Vonios druskos apžvalga. Tai trumpa priešistorė. Pasiskundžiau, kad nėra geros druskos vonioms, o aš labai mėgstu vonioje gulėti. Ir parašė man viena moterytė, sako, nori, aš to padarysiu pagal tavo skonį. Iš tikrųjų, aš daug vilčių nedėjau ir iš mandagumo sustikau. Tokia tiesa, jeigu jūs mane klauso, tokia tiesa. Vat. Ir dabar atsiunčia man tą bonkutę ir aš biškį afigėl. Pasiemu ir čia parašyta. Vonios druska Rolandui. Tai yra personalizavimas, kas yra afigenai. Šitas dalykas mane papirko iš karto juodai. Jeigu dovanom, iš karto norėčiau padaryti, bet tik žmonėm, kuriam verta tokias dovanas daryti. Antras dalykas. Tai yra stiklinė bonkutė, kuri tokia, žinot, prabangos jausmą duoda. Ok, aš sakau, mėgstu gėliškus kvapus pas mane pirty, ten gilang, visokių ten pušų, tokie mišinukai, tokie labai malonus uostyti ir man tai labai patinka. Iš tikrųjų, aš mėgstu gėliškus kvapus. Aš nestandartinis vyras, kuris turi kvepėti dūmais ir žinai, kažkokiu pagiriom. Tai ne. Va, tai man labai patinka. Ir sakau, rožės, žinau. Ir čia parašyta, kad yra rožių ekstraktas, kvepiosios kenangos, net nežinau kas yra, jazminai, citrinžolė ir erškėtrožių žiedai. Įsivaizduojat? Wow! Ir dar vienas dalykas, Himalajų druska, nes būna paprastos druskytės, paprastos to šlamštiškos tokios, žinai, smulkios. O čia labai, jinai šiaip brangoka, ne druska Himalajų, štai tik tais iš tikrųjų į maistą dedu, ne į vonę. Va, tai iš tikrųjų visas tas kokybės lygis mane tikrai šokiravo, aš mėgstu kokybę. Ir čia nepriklausomai pinigų turi, jau geriau mažiau, bet kokybišką daiktą paimti, bent tas lygis treniruojasi ir visi tie jutiminiai, skoniniai dalykai, nes tu juos treniruoji. O jeigu šlamštą valgai, tai gyvenime, kaip sakant, nieko tu neištreniruosi. Ir kertinis momentas buvo, kai aš pauosčiau. Aš tiesiog atidariau vonioje ir palikau, galvočiau kaip kvepalus naudot. Čia dar šitų pridėta. Erškėtrožių žiedai kažkurio man išlindo į viršų, reikės įkišti. Iškart noriu vonę. O iškart noriu vonę. Aš jau 2 kartus išbandžiau ir dabar jau noriu į vonę tik dėl šito kvapo, nes jis afigenas. Aš nežinau, ten jūs labai talentinga. Žodžiu, aš sakyčiau, kolaboraciją reikia daryti. Jūs šitą skonį vadinat Rolando ir aš jį reklamuoju, nes aš už jį atsakau, jis žiauriai geras. Tai va. Ir beje, aš čia pirkau, niekas čia man šito neapmoka, aš čia niekam, kaip sakant, nieko neskolingas, tiesiog noriu tikrai afigeną produktą pareklamuoti. Ir čia yra gamintojas Lina Pivorienė. Nei brendo, nei nieko, o brenduką reiktų sukurti. Iš tikrųjų, vardas yra ok, nors galima ir taip, jeigu puslapis vadintus Lina Pivorienė, asmeninis brendas dabar ant bangos, kodėlgi ne. Va, tai jeigu kam įdomu, čia tik e-mailas. Vat irgi socialinius tinklus aš jūsų vietoje užrašyčiau, nes jie dabar, jeigu aš susidomės, pradės man į privatą rašyti, ten mailus diktuok, labai sudėtinga, ne? Reikėtų kažkokio socialinio tinklo, į kurį galima kreipti dėl užsakymo, jeigu jau reklamuojantis, tai ant viršelio nepakenktų. Tai tokie dalykėliai. Jeigu ką, mailą galėsiu duoti. Biškį pavargsim, bet žmogus tikrai daro kokybišką produktą. Gal kažkam pravers.